mes kalbėsim apie Antano Škėmos romaną Balta drobulė. Bandysim išsiaiškinti, kas yra tas kūrybinis nihilizmas ir kodėl pats Škėmas savo kūrybinį metodą vadino kūrybiniu nihilizmu. Antanas Škėma iš tiesų vėlgi yra labai savitas rašytojas lietuvių literatūroje, vadinamas ir siurrealistu, ir egzistencialistu, ir katastrofų literatūros kūrėjų. Ir labai vieną etiketę, vieną jam labai sunku priskirti, nes jis būtent buvo labai tokios įvairios kūrybos rašytojas, kūrė įvairius kūrinius, todėl taip klasifikuoti yra pakankamai sudėtinga. Ir šiandien mes žiūrėsim dar būtent iš nihilistinės filosofijos perspektyvos. Tai pirmiausia, savo paskaitą pradėsime nuo biografinio konteksto, nes bet kokia pasaulėžiūra, kaip aš suprantu, bet kokia pasaulėžiūra suformuoja tam tikros aplinkybės. Tai yra tam tikros gyvenimiški įvykiai, kurie lemia rašytojų prisirišimą prie vienos ar kitos filosofinės srovės. Tai Škėmos atveju šita tokia tendencija yra itin ryški, nes jo gyvenimo traumos, jo gyvenimo skaudus išgyvenimai jį tarsi nuvedė prie nihilistinės filosofijos ir nihilistinė filosofija įkvėpė tokią nihilistinį kūrybos projektą. Tai nuo ko mes pradėsim? Mes pradėsim nuo biografinio konteksto ir biografinio ir filosofinio kontekstų sąsajas bandysime išsiaiškinti. Kitaip sakant, atsakysime į klausimą, kaip dramatiškas gyvenimas virsta nihilistinė pasaulėje. Turbūt visi kažkiek tai tikrai esate susipažinę su Antano Škėmos gyvenimu, su biografija, žinote, kad jis, tokios labai dramatiško, netgi tragiško likimo rašytojas, motina jo sirgo psichinė liga, ji mirė psichiatrinėje ligoninėje, pats rašytojas bijojo išprotėti, taip pat jisai išvyko iš Lietuvos į Ameriką ir tas išvykimas jam kėlė kaltę. Ir, žodžiu, daug įvairių įvykių rodo, kad iš tiesų jisai buvo tarsi istorinio aplinkybių auka, tai yra istorinio aplinkybių traumuotas žmogus. Tai mes labai panašią situaciją matom ir romane Balta drobulė, kur irgi matome būtent istorinio aplinkybių traumuotą žmogų. Rašytojai yra kaltinami, kad čia tiesiog išsidirbinėjimas, noras šokiruoti, noras būti kitokiu ir panašiai. Škėmos atveju, man atrodo, netinka šitas kaltinimas dėl to, kad iš tiesų mes turim labai dramatišką likimą, kuris yra nulemtas istorinių įvykių. Tai mes pirmiausia ir bandykime išsiaiškinti, nuo ko prasideda tas toksai istorinis dramatizmas, jeigu taip galima pasakyti. Tai pirmiausia, viskas prasideda dar net ne nuo išvykimo, o nuo vaikystės. Atkreipkime dėmesį į tam tikrus biografijos faktus. Pats Škėma yra rašęs apie tai, kad vieną vakarą į mūsų butą įsiveržė girti raudonieji, čia kalbam apie įvykius Ukrainoje po raudonosios revoliucijos. Ir kas vyksta, tai yra vos nenušovė tėvą ir buvo nusiteikę išprievartauti motiną. Tai Škėma pats ir pripažįsta, kad jo vaikystė tarpsta toje revoliucijos, spalio revoliucijos, raudonosios revoliucijos paunksmėje, kaip jisai rašo, ir kokius žaidimus jisai žaidė. Tai sukdavome gatvėje ant žibintų pakarpus baltųjų karininkus ir subtiliai keikėmis. Po to jie vogė bulves ir vienas ūkininkas mirtinai užplėkė lazda vieną jo draugą. Tai ką mes matome iš tiesų, kad tai nuo pat vaikystės Škėma susiduria su pasaulio nesaugumu. Tai yra labai nesaugus pasaulis, kuriame smurtas ir mirtis yra labai stiprios tokios jėgos, kurios dažnai veikia žmogų. Ir įprastai, jeigu vaikystė, šiaip įprastai mes vėlgi, jeigu buvote paskaitoję apie psichoanalizę, mes ten kalbėjome apie vaikystę, tai yra kaip tam tikrą laikotarpį, kada susikuria mūsų pasaulėvoka ir kartu yra tarsi, jeigu realizuojamas tas saugumo ir harmonijos poreikis, tada ir žmogus tarsi būna harmoningas ir saugus, išsaugo tą harmoniją ir saugumą. Jeigu vaikystėje tos harmonijos ir saugumo nėra, tada žmogus visą gyvenimą yra pasmerktas kentėti, blaškytis ir kažkaip konvulsyviškai išgyventi įvairius kaltės arba kančios priepuolius. Tai man atrodo, labai panaši situacija yra ir Škėmos atveju, nes būtent ypač santykis su motina, nes motina tai yra tas šaltinis ramybės ir harmonijos, ji buvo nestabilios psichikos ir aišku nesukuria tarsi to pagrindo, tėvas irgi buvo labai griežtas
per daug nepasižymėjo tuo emociniu intelektu vadinamu ir dėl to tas toksai, tarsi tas vaikas yra paliekamas likimo valiai ir pats turi save susikurti. Ir tada, aišku, žmogus tokiu atveju kūrėsi save iš to, ką jisai mato aplinkoje. Ir kaip šitie žodžiai rodo, aplinkoje, ankstyvoje toje vaikystėje, vis būtent randamas smurtas ir mirtis. Bet šitos traumas nėra vienintelės, kurios veikia Škėmą ir kristalizuojasi į tą romaną Balta drobulė. Tai dabar atkreipkim dėmesį jau Antro pasaulinio karo metus. Tai yra kitas labai dramatiškas įvykis, istorinis įvykis, kuris paveikia Škėmą. Tai yra pirmiausia priverstinė emigracija ir išvykimas į Ameriką. Bet prieš tai jam buvo pasiūlyta pasitraukti į miškus ir tapti partizanu. Tačiau, kaip pats sako Škėma, neišlaikiau šito žygio, todėl skeptiškai vertinu išeivijoje esančių kariškių skelbiamą heroizmą. Taigi Škėma buvo kviečiamas tapti partizanu, bet jis dėja pats atsisako ir dėl to jaučia kaltę. Visą gyvenimą jis jaučia kaltę, dėl to jis visada laiko išdaviku. Tai yra žmogus, kuris išdavė tėvynę. Jis ne kitus kaltina, kad jis yra išdavikai, kad jie pabėgo. Jisai pirmiausia save jaučia, kad jisai padarė ne viską. Ir tas skeptiškas požiūris į išeivių heroizmą yra labai aiškus ir jo romane Balta drobulė, tai pirmiausia prisiminkime Vaidilionio. Būtent tą paveikslą ir tas muštynės su Vaidilioniu, kada Garšva ir sako, jeigu tu deklamuotum savo eilės miške partizanams, tai jos būtų šio to vertas. O dabar tu sėdi komforto zonai, deklamuoji, rašai apie paliktą Lietuvą, apie kovą už ją ir kas iš to tada yra. Tai yra tik tai apsimetinėjimas, simbolinė kompensacija, bet iš tiesų tikrieji didvyriai miršta ten. Tai yra miškuose. Tai šitas kaltės jausmas persekioja Garšvą, Škėmą atsiprašau, ir jis tikrai neheroizuoja ir nedramatizuoja išeivio likimo dėl to, kad jis tarsi nori patvirtinti, kad išeiviai patys išėjo, reiškia, jie patys pasirinko tokį likimą. Ir vienintelis, kas yra kaltas, tai aišku, istorinės aplinkybės mes galim kalti, bet pirmiausia reikia suvokti, kad jie turėjo galimybę pasirinkti. Jie galėjo rinktis tarp partizanavimo arba tarp pabėgimų. Škėmos terminologija kalbant pabėgimų. Ir jisai tarsi sako, kad aš pasirinkau pabėgimą. Dėl to šitas kaltės jausmas jį irgi labai slegia. Ir jis labai skeptiškai žiūrėjo apskritai tą lietuvių išeivių heroizmą ir patriotizmą. Beje, Vytautas Kavolis, kultūrologas, yra irgi taip labai įdomiai aprašęs tos literatūrinius ir kultūrinius vakarus, kurie vykdavo išeivijoje. Jisai buvo pavadinęs tautinę mazochistinę fiestą. Reiškia, susirinka žmonės ir kalba, kaip jie ilgisi Lietuvos visi. Ir tas, kuris labiausiai ilgisi Lietuvos, yra vakaro žvaigždė, taip ironiškai galima pasakyti. Tai ir Kavolis ironizavo ir kartu ir Škėma, jis nepritapo prie tų tokių sentimentalių patriotų, nes jie suvokė, kad vis dėlto tai yra sąmoningai pasirinktas likimas, todėl kaltė yra mažiausia kaina, kurią reikia mokėti už šitą būtent pasirinkimą. Kitas dalykas, aišku, yra skurdas. Skurdas pirmiausia tose karo pabėgėlių stovyklose. Ir ten yra daug įvairių aprašymų ir apie ir skurdas, ir mirtis labai arti buvo. Tai yra Škėma yra užfiksavęs, kad tekdavo laidoti ir sudarkytus kūnus ir yra užtikę masinius tokius lavonų kapus. Ir, aišku, šalia to dar Amerikoje inercija. Tai yra vis dėlto Škėma buvo Lietuvoje toks kultūros žmogus, tai teatro žmogus, jis ir vaidino, kūrė, rašė ir išvykęs į Ameriką jis priverstas yra dirbti fabrike, paskui liftininku ir aišku, tai irgi jo asmenybę šiek tiek traumuoja dėl to, kad vis dėlto jam reikia kūrybinės laisvės, jam reikia įkvėpimo, jis gauna tik tokią inertišką būtį, inertišką darbą. Tai žinoma, tai negali neveikti kūrybingo žmogaus. Ir šitie įvykiai, aišku, dėliojasi į tokią negatyvę, galima sakyti, pasaulėžiūrą, tai yra, kada netikima klasikinėmis vertybėmis. Galima kalbėti, kad tragiška asmeninė patirtis lemia, kad Škėma netiki optimizmu, gėriu ir grožiu, tai jam yra svetimi dalykai, nes jis savo gyvenime to paprasčiausiai nematė.
Ir kadangi gyvenime mato smurtą, mirtį, badą, inerciją, tai ir tas visos didžiosios idėjos yra tik iliuzija. Tos didžiosios idėjos, tai mes turime suprasime, tai pirmiausia yra gėris, harmonija, grožis. Tuo, ko tarsi visiems reikia, bet kuo labai lengvai galima manipuliuoti. Tai dėl to Škėma renkasi būtent ką, kad tai yra jo ideologija tampa nihilizmas ir reliatyvizmas. Jisai pats nematė nei gėrio, nei grožio, nei harmonijos, tai tarsi jam yra, jis tuo ir netiki. Tai šita citata labai, manau, tiksliai paaiškina, čia yra iš Peterio Sloterdijko knygos Ciniškojo proto kritika. Jeigu turėsite laiko, tikrai paskaitykite šią knygą, ji tokia įdomi yra, labai kritiška postmodernios filosofinės žiūros knyga, kuri kritikuoja tą klasikinį konservatyvų požiūrį, jog žmogus yra iš prigimties gera būtybė, jog kiekvienas žmogus yra geras, tai reikia tą gėrį išlaisvinti ir panašiai. Tai Sloterdijkas rašo, kad visos didžiosios idėjos buvo išsisukinėjimai ir pusiau tiesos. Tie bergždži gražūs pakelimai, Dievas, dvasia, prasmė yra nieko verti, nes tai yra gražūs daiktavardžiai jauniems žmonėms, atsiskyrėliams ir dvasininkams. Man atrodo, kad šitą mintis labai gerai atspindi apskritai katastrofų literatūros į žmogaus jauseną. Tai yra tas žmogus, kuris netiki, kad egzistuoja tos didžiosios vertybės. Dabar kodėl? Todėl, kad antrasis pasaulinis karas parodė, kad žmogus labai greitai gali sužvėrėti. Be to, tomis idėjomis labai lengva yra manipuliuoti. Ką darė Hitleris? Hitleris iš tiesų manipuliavo tautos dvasia, tautos istorija, tauta kaip vertybė. Ir jis būtent pasitelkęs galingą militaristinį ir propagandinį mechanizmą ir sukonstruoja būtent tokią ideologiją, kuri tarsi gina idealus aukštus, santykiai su tėvynė, ištikimybė tėvynė. Tai yra juk labai kilnus idealas. Bet visa tai paverčiama karo ideologija. Tai automatiškai bet koks gėris, bet koks idealas lyg savaime ir neturėtų būti destruktyvus. Bet šitoje vietoje antrasis pasaulinis karas parodė, kad labai daug yra tokių, labai daug galimybių yra, kad šitomis idėjomis bus galima manipuliuoti. Dėl to tarsi katastrofų literatai, kaip Škėma nihilistai, jie nebetiki tomis didžiosiomis idėjomis. Ir prie ko jie glaudžiasi? Škėma apskritai savo metodą apibūdina kaip kūrybinį nihilizmą, kaip ir minėjo, yra mano religija, sako, taip jisai mirties momentas tai yra reikšmingiausioji tikrovė. Ir jisai ką jisai kalba, kad iliuzijų reiškinys begyvenant, mes mirštame ir kiti gimsta, gyvena ir miršta. Tas toksai ciklas. Tai reiškia, kitaip sakant, mes atėję į pasaulį žinome, kad mirsime ir kai mes numirsime, mes nesam tokie reikalingi pasauliui, kad pasaulis nuo to sugriūtų. Numirsim ir ką? Žmonės artimieji anksčiau ir vėliau susitaikys su mūsų mirtimi ir jie gyvens toliau. Ir kitaip sakant, mes nesam šitam pasaulyje būtini ir neišvengiami. Taip nihilistiškai žiūrint galime žmogų įvertinti. Mes gyvenam žinodami, kad mirsim. Ir ta mirtis nėra jau tokia prasminga arba didinga, kaip mums gali atrodyti. Ir Škėmas tarsi švelnina savo poziciją, galbūt aš ir klystu, bet mano pasaulėvaizdis tai yra nuvargusio žmogaus vizija. Ir kodėl jisai mirtį vadina pačia reikšmingiausia tikrovė, man atrodo, kad jis kaip reliatyvistas tarsi masto, kaip aš manau, tai yra būtent, kad mirtis yra tai, kas yra tikrai neišvengiama, tai yra vienintelis tikras dalykas. Visi kiti dalykai gali praeiti. Pats gyvenimas yra labai neaiškus dalykas, neaišku kokia gyvenimo prasmė, bet mirtis tai yra neišvengiama. Dėl to tai yra reikšmingiausia tikrovė. Beje, mirtis yra labai svarbi Škėmai ir jisai bandė studijuoti mediciną, kurią metė, bet iš medicinos studijų išsinešė, jisai sakė vieną dalyką, iš medicinos studijų aš išsinešiau tik tai vieną, tai yra meilė lavoms. Taip sakė, žmogus, kuris kažkaip buvo labai arti mirties. Ir ta mirtis, kaip atėmė nuo mažens, besisupantis baltųjų lavonai, smurtas, mirtis yra ta reikšmingiausia tikrovė, kada jis tiesiog yra įsitikinęs, kad viskas yra labai trapu ir laikina. Ir aišku, toks negatyvus požiūris veda prie nihilizmo, kuris yra, nihilizmą mes galime apibrėžti kaip filosofijos kryptį, kuri teigia, kad pasaulis ir žmogus neturi jokios objektyvios prasmės. Kitaip sakant, mes yra objektyvus tokie dalykai, mes vis tiek visi matom tuos pačius objektus,
mes galim paliesti, kad tie 5 pojūčiai, galima sakyti, tai yra objektyvumas. Tai yra tai, ką mes galim paliesti, galim paragauti arba ten pamatyti, galiausiai užuosti, tai yra, objektyvūs dalykai, nes mes visi galime tai jausti. Bet visai prasideda sudėtingumas tos tikrovės tada, kai visa tai patenka į mūsų sąmonę, į mūsų psichiką, taip sakant. Nes tada mes tą informaciją, kurią gaunam šitais pojūčiais, mes pradedam apdoroti visai kitaip, mes jau interpretuojam savaip. Ir tada ir kyla klausimas, kuri interpretacija iš mūsų yra teisinga. Nei viena nėra nei teisinga, nei neteisinga, visos jos yra atskiros tikrovės. Tai kitaip sakant, tokio dalyko kaip viena tikrovė tiesiog nėra ir pati tikrovė tos objektyvios visuotinės prasmės paprasčiausiai neturi. Mes visi susikūrę esam savo tikrovę ir mums vieniems yra vertingi tam tikri dalykai. Taip, nihilizmą aš taip aiškinčiau. Bet aš kaip ir minėjau, tai yra tik tai viena perspektyva ir jokių būdų tai nėra kažkokia tai gyvenimo aksioma. Galbūt tiesiog jums tai irgi priimtų. Nes kiti diskursai, kitos teorijos aiškintų visai kitaip. Tai dabar nihilistams neegzistuoja Dievas, nes, Dievas teigia tik tai išsilaisvinimo iliuziją. Šiaip, už ką krikščionybė, nihilismas, nihilistai kritikuoja, tai pirmiausia už tai, kad krikščionys gyvena prisikėlimo viltimi. Tai yra mes mirsime ir mes prisikelsime ir jau tada gyvensim prasmingą gyvenimą. Ir tai mus ir tas gyvenimas nukreiptas į ateitį, gyvenimas viltimi ir klaidina, dėl to, kad mes tada negyvenam čia ir dabar. Mes nemokam džiaugtis, nes mes tiesiog laukiam mirties, nes tik po mirties galima laimė ir harmonija. Moralė irgi yra neobjektyvi, dabar kodėl? Todėl, kad kiekvienas iš mūsų turi savo moralę. Vieni toleruoja vienus dalykus, kiti toleruoja kitus dalykus. Hitleris turėjo savo moralę ir jo manimo nužudyti žydus yra visiškai moralu, nes jie tarsi žemino tautą, kenkia tautai. Tai yra labai moralu valyti tautą nuo šiukšlių, taip hitleriškai mąstant. Ir todėl vieni veiksmai jokių būdų negali būti laikomi geresniais už kitus, nes vienas gali pateisinti smurtą, kitas gali jį toleruoti. Tai kur yra ta tiesa? Tai žmogus, taip sakant, yra pasimetęs ir vienišas ir neturi praktiškai dvasinių atramų, nes būtent bet kokia atrama tarsi įkalina žmogų ir jeigu tarsi įtikima tam tikra idėja ir manoma, kad yra neginčijama, tai labai dažnai tarsi žmogus apriboja tą savo pasaulėvaizdį, apsiriboja tik tai tuo savo matymu. Dėl to mes negalime sakyti, kad mūsų vertybės labai dažnai gali nesutapti su kitų vertybėmis ir tada nebus kontakto su kitu žmogumi. Kitaip sakant, tai, kad mes patys projektuojam tikrovę pagal savo interesus ir lemiant mūsų vienatvę, mūsų vienišumą. Nes mes galime bendrauti, galime susikalbėti, gyvendami visuomenėje, sociume, bet anksčiau ir vėliau vis tiek mes prieiname tą ribą, kada mes esam vieniši ir pasimetę. Tarkim, mirties akivaizdoje mes neišvengiamai esam vieniši, nes mes patys išgyvenam tą dalyką tik tai mes, kaip sakė. Taip. Ir daugiau niekas negali taip pačiai patirti. Todėl ta vienatvė yra neišvengiama. Dabar dėl tų dvasinių atramų, tai vėlgi čia mes matome konkrečiai škėmos atveju ir kai mes dėliojame jo tos biografinius faktus į šitą sistemą, kuri vėlgi yra tik tai mano asmeninė interpretacija, tai mes matom, kad taip ten tų dvasinių atramų tarsi ir nėra. Motinos psichinė liga, smurtas vaikystėje, antro pasaulinio karo patirtys, iš jo atima bet ką, kas galėtų tapti jo kažkokią tai atramą. Tai šita tezė taikoma labiau būtent tokios patirties žmonėms, negu žmonėms apskritai. Ir škėmos poziciją ir formuoja tos nihilistinės krypties mąstytojai ir aptarsiu 3, tai yra Arturą Schopenhauerį, Friedrichą Nietzsche ir Alberą Camus. Visos šios 3 pavardės yra minimos ir baltoj drobulėj. Kitaip sakant, aš nepritraukiu ir neišgalvoju sąsajų tarp šitų rašytojų ir pats Škėma yra kalbėjęs apie tai, kad jam padarė šiti filosofai nemažą įtaką. Dabar ką jie akcentuoja? Pirmiausia, akcentuoja, kad bet koks bandymas žmogų paaiškinti pagal mokslo ar moralės dėsnius yra prigimties racionalizavimas. Tai vėlgi, dabar kas yra tarsi ta mūsų moralė, kurią mes visi vadovaujamės. Iš esmės tai yra sutartinis dydis. Tiesiog tam tikri dominuojanti grupė, kalbant postmoderniai, dominuojanti grupė, ta, kuri turi įstatymų leidimo galią, nustato įstatymiškai, kas yra nusikaltimas, kas nėra nusikaltimas, o mes visi turime tą priimti. Kitas dalykas, tai reiškia, ta moralė
kai dauguma išpažįsta, tarkim, vieną moralę ir atsiranda žmogus, kuris, netelpa į tos moralės dėsnius, ką jis daro. Aišku, tas žmogus, jis yra represuojamas, bandoma jį eliminuoti iš tos visuomenės, taip sakant, marginalizuoti. Taigi, taip sakant, mes negalime jokių būdų absoliutinti vienos moralės sistemos, mes turim toleruoti įvairius požiūrius. Aišku, iš to vietoje galima kilti klausimas, tai ir dabar mes turime argumentuoti šitą toleruoti smurtą, agresiją, nejaugi tai irgi tai galima toleruoti. Bet man atrodo, kad šitoje vietoje tas egzistencialistinis principas labai tiktų, tas egzistencializmo idėja, kad aš esu laisvas tiek, tiksliau mano laisvės ribos yra kito laisvė. Tai reiškia, aš negaliu daryti nieko, kas pažeistų kito laisvę. Dėl to aš turiu toleruoti kitą tokį, koks jis yra. Nes jeigu aš pažeisiu tą kito laisvę, tai tada aš jau tą įkalinsiu, pažeisiu jo autentiškumą. Tai galima taip apginti tuos nihilistinės pakraipos filosofus, bent jau kaip aš juos suprantu, būtent šitą tezę, kad jie iš tiesų nedeklaruoja, kad mes turim elgtis kaip norim, kad mes turim daryti ką tik tai norim. Ne, mes esam laisvi, bet ir kitas yra laisvas. Tai didžiausias, svarbiausias yra dalykas, tai yra gerbti kito laisvę. Kad mūsų laisvė netaptų kažkokio tai priežastimi imti smurto ar agresijos. Ir daug stipriau dar yra kritikuojamas būtent racionalizmas arba protas, jau mes kalbėjom apie per psichoanalizės paskaitą. Tai yra būtent apie tai, kad Freudas vienas pirmųjų iškėlė būtent tą idėją, kad protas viską mūsų nepaaiškina, kad ta dekartiška frazė mąstau, vadinasi, egzistuoju, nėra absoliuti. Tai yra, egzistuoja daug dalykų, kurių mes savyje negalim paaiškinti. Egzistuoja labai daug patirčių, instinktų, kurių mes negalim valdyti, prieš kuriuos protas kapituliuoja. Tai todėl protas iš tiesų nepajėgus suvokti žmogaus egzistencijos ir todėl tą gali tik tai menas. Menas bent jau gali priartėti. Tai šitie filosofai ir iš tiesų akcentuoja, kad menas yra galimybė išsivaduoti iš to tokio per daug protingo ir per daug agresyvaus pasaulio, kuris nori mūsų traukti į kažkokias labai supaprastintas vertybinės sistemas. Tai Schopenhaueris, dabar pirmiausia eisim prie Schopenhauerio, tai Schopenhaueris rėmėsi rytų filosofiją, pagal kurią išorinis pasaulis yra tik proto sukurta iliuzija. Tai reiškia, tai, ką mes matome, iš tiesų gamta ir pasaulis yra toks, kokie jie yra. O kokią mes jau reikšmę suteikiam, tai čia yra mūsų, kaip sakant, problema. Medis yra auga ir auga, o kokią jau simbolinę prasmę suteiksit, tokią jau suteikit, galima taip sakyti. Jeigu jūs ten pirmą kartą pasibučiavo, tai galbūt tas medis bus, prie to medžio pasibučiavo, tai tas medis gal jums bus kažkokios gyvenimo harmonijos greitai simboliu tapti. Jeigu jūs buvot paliktas prie to medžio, gali tas medis tapti staigiai kažkokios gyvenimo kančios simboliu. Ir čia yra subjektyvus tikrovės projektavimas. Mes pagal savo asmeninės patirtis susimodeliuojam tikrovę tokią, kokia ji yra. Tai yra, kitaip sakant, mūsų protas kuria iliuziją. Ir visi mes ir gyvenam tam tikrose iliuzijose, kurios jokių būdų nėra objektyvos, tai yra tik mūsų asmeninis pasaulis. Tai žmogų pasmerkia nevaisingam prasmės ieškojimų ir kelia kančią. Viena garsiausių yra Schopenhauerio frazių, tai yra, kad optimizmas yra karti pajuokai žmogaus sielą. Arba optimizmas yra pasityčiojimas iš kančios. Ir Škėmas romanas irgi vaizduoja kenčiantį proto tiesa netinkantį žmogų. Ir Garšva sako, aš nenoriu ramybės, noriu kančios. Kodėl jisai taip sako? Čia Schopenhauerio dar mums padėtų kitos idėjos. Schopenhaueris vienintelė tokia tikra būsena laiko kančią. Kiek aš vėlgi skaičiau Schopenhauerį, kiek aš supratau, kiek aš jį interpretuoju. Dabar kodėl kančia, kaip jūs manote? Kodėl tik tai kančia yra tikra? Nes sako, kad tos teigiamos visos tos kaip vertybės viskas yra kaip netikra, tai didėjai idealai. Taip, nes jie yra abstraktus, ar ne? O kančia yra tai, ką aš jaučiu. Tai būtent kančia ir kančia yra neišvengiama dėl to, kad, tai yra vienintelis tarsi dalykas, kuris leidžia man pajusti tą pasaulį, kad aš egzistuoju. Ir iš tiesų ir Garšvos, man atrodo, pasaulėžiūrį galim rasti šitą įrodymą. Jisai sako, kad tokios frazės yra viena šita yra labai garsi, tokia centrinė, galima sakyti, Garšvos istorijoje, kad aš nenoriu ramybės, noriu kančios. Kita yra ta, kad mirtis yra stipresnė už meilę. Tai irgi tarsi meilė vis dėlto yra per daug tarsi
tarsi nepastovi, ją labai, nes meilė reikalauja suprasti kitą žmogų, o pagal nihilistų filosofiją kito žmogaus suvokti tarsi yra neįmanoma. Todėl kančia yra vienintelė tikra būsena, nes tada tas skausmas tai yra labai individualus jausmas. Ir tas skausmas patvirtina tavo egzistavimą. Nes tu meilės iliuziją gali susikurti. Tame meilė įkvepia, bet galbūt tai yra tik iliuzija, gal iš tiesų tas žmogus tavęs tarkim nemyli. Gal tas žmogus yra visai kitoks, o tu susikūrei jo vaizdinį tokį, kokio tau reikia. Todėl meilė yra nepatikima. Bet kančios tu nepaneigsi. Tu ją jauti savo sieloje, jauti savo kūnu, dėl to tai yra pati tikriausia realybė. Šopenhaueris labai panašiai kalbėjo ir būtent Garšui, man atrodo, irgi labai būdinga šitą idėją. Kitas filosofas yra Nyčė, Friedrichas Nyčė, tai yra tokie 3 banginiai moderniosios filosofijos, tos poklasikinės filosofijos, tai vienas iš jų yra Nyčė, po to mes jau apie Freudą kalbėjome, ir 3 yra Marksas, Marksas tai yra, kuria savitą tą socialinę ekonominę sistemą. Kuo Nyčė buvo išskirtinis, Nyčė yra tas pirmasis filosofas, kuris paskelbė Dievo mirtį. Bet čia reikėtų akcentuoti, kad ne Dievo, kad Dievą jisai, kiek aš supratau, tai Dievą jis asocijuoja būtent su tomis didžiosiomis moralės sistemomis ir su tokiu vertybiniu autoritetu. Tai yra, egzistuoja tam tikros vertybių rinkinys arba taisyklės, kurios mums kelia baimę ir mes tai vadiname Dievu. Nes mes tarsi nenusidedame arba bijome kažkokiu veiksmu imtis, nes mus tarsi Dievas nubaus. Bet Nyčė, ką jis sako, kad reikia atsisakyti iš tos baimės, nes jie riboja mūsų saviraišką, mūsų kūrybingumą. Mes norim įtikti kažkokiam autoritetui, norim atitikti moraliniam standartui ir neieškome savęs. Tai Nyčė iškelia antžmogio idėją ir antžmogis yra tas, kuris įveikia kultūrinę ideologiją, tai yra davatkiška moralė ir išlaisvina savo norus, jisai pats nebijo būti savimi, nebijo pažvelgti į savo pasąmonę. Ir Garšva taip pat sako, kad yra buvau Nyčės antžmogis. Ir jeigu mes žiūrėsime į kūrybinę koncepciją Garšvos, mes matysime, kad jo tikslas tikrai nėra kaip Vaidilionio rašyti poetinius tokius tekstus, kažkokius sentimentalius pavirkavimus apie paliktą tėvynę. Jo tikslas, jo kūryba yra savęs ieškojimas, tokios siurrealistinės vizijos, kurios kartais priartėja net prie liaudies dainų posmų ir dėl to, kad tai yra iš jo pasąmonės ateinantis kažkokie impulsai. Taip, mes skaitom tą romaną ir iš tiesų yra pakankamai sudėtinga suvokti. Dabar kodėl? Todėl, kad jis nepaklūsta kažkokiai tai aiškiam prasmės projektui. Kad aš imsiu dabar ir papasakosiu, kaip tas Vaidilionis, kaip aš ilgiuosi tėvynės. Nes tada iš karto skaitytojas žino, ką pasakys ir tada jis net neieško. Jisai perima tą ideologiją, tą idėją perima visiškai net nesusimastydamas, gal taip galima sakyti. Ir Garšvos atveju kūryba yra būtent įsijautimas į save, įsijautimas į savo būsenas, į savo pasąmonę, į savo psichiką ir aišku, todėl ir save ir vadina antžmogiu, dėl to, kad jam ten neegzistuoja jokia tokia davatkiška moralė, jis necenzūruoja savo patirties, jis tiesiog yra toks, koks jis yra. Tai aš taip interpretuočiau tą Nyčės antžmogio idėją ir būtent tas nihilizmas ir pasireiškia, kad nėra jokios objektyvios moralės čia. Esu aš su savo patirtimi, su savo individualia psichika, kuri pasaulį suvokia kitaip. Ir kūryba ir turi išreikšti tai, kas aš esu. Kitas paskutinis filosofas yra Alberas Camus ir aišku, man atrodo, kad čia galima sieti su sizifiško nuovargio idėja. Tai žmogus įkalintas rutinoje ir pasmerktas lėtai mirčiai. Mes tai žinome iš Sizifo mito, turbūt skaitėte šalia romano Svetimas. Atkreipiam dėmesį, kad Škėmos personažai svetimi sau, ką reiškia svetimą sau, tai jis nesupranta, kas jis toks. Jis nelabai supranta, kas vyksta su jo vidumi. Jis nemoka pajusti prasmės, pajusti harmonijos. Ir aišku, pasaulis svetimas dėl to, kad jis neturi jokių žmonių, kuriais galėtų pasitikėti, išskyrus, aišku, Eleną. Bet jis Elenos yra priverstas atsisakyti dėl ligos. Ir tik vienas dalykas, kodėl Camus išrado terminą absurdo žmogus. Bet absurdo žmogų mes neturėtume suvokti ne kaip žmogų, kuris nejaučia gyvenimo prasmės, bet kaip žmogų, kuris sąmoningai suvokia, kad nėra gyvenimo prasmės. Čia toks labai slidus ir sudėtingas dalykas. Absurdo žmogus žino, kad jokia veikla jo neįprasmins, bet vis tiek tą veiklą atlieka. Ir svarbiausia, jis niekada nenusižudo. Tai pavyzdžiui, mes žinome vieną personažą, tai yra Stengė, kuris nusižudė baltoj drauguliai. Ir šalia yra Garšva, kuris,
jis nenusižudo ir mes jį galėtume tarsi vadinti absurdo žmogumi dėl to, kad jisai yra susitaikęs ir susitaikęs su savo tą situaciją, lyg ir bando iš jos išsivaduoti, bet tas išsivadavimas, tai nėra savižudybė. Šitame lygmenyje jis būtų absurdo žmogus. Tačiau galima kalbėti ir apie tai, kad vis dėlto jis nėra iki galo atsirišęs. Nes šiaip absurdo žmogus, jeigu Camus idealų absurdo žmogų pateikia kaip žmogų, kuris neturi jokių iliuzijų. Tai Garšva vis dėlto dar gyvena iliuzijose, nes jisai bando prisirišti prie Elenos, bando sukurti meilę. Galiausiai pabaigoje prieš tą išprotėjimo sceną yra pateikiama malda, kada jis atsiprašo Dievo už visas savo klaidas ir sako, aš būsiu geras ir tik tai Dieve man atleis. Tai reiškia, jis vis dėlto dar neįsižada tos iliuzijos, kad jisai gali Dievas arba kažkokia aukštesnė galia gali suteikti jam tą laisvę. Tai šitoje vietoje, vėlgi, su tuo absurdo žmogum šiaip aš manau yra pakankamai sudėtinga, ypač jums rašiniuose realizuoti, tai juolab, kad čia reikėtų labai daug kalbėti, apie tą visos paskaitos reikėtų, kad išsiaiškintume tą absurdo žmogaus sąvoką tiksliai. Tai iš tiesų, man atrodo, su Camus tiesiog užtektų siekti būtent tas svetimumas. Tai yra, kada žmogus yra nepatenkintas tuo, kas jis yra ir kas jis yra pasaulyje. Dėl to absurdinis žmogus, anot Camus tebūnie. Kaip sakant, Garšva yra susitaikęs, kad jam taip ir nepavyks savęs įprasminti. Bet absurdo žmogus pagal Camus jis nekenčia ir dėl to visiškai, kaip čia pasakyti, nejaučia nuoskaudos. O Garšva vis dėlto dar nėra taip atsirišęs nuo pasaulio ir nuo savo tokių meilės ir harmonijos poreikio, kad mes jį galėtume vadinti visiško absurdo žmogumi. Tai ir minėti filosofai pabrėžia kad ir minėjau, kad menas žmogų apsaugo nuo beprasmybės. Jie akcentuoja, vienintelis būdas bent jau išsivaduoti iš tos beprasmybės, tai yra menas, kūrėjas tiesiog prisiglaudžia nuo vidinės tuštumos ir pasaulio banalybės mene. Ir žiūrėkime, ką sako Garšva, kad menas, vien tik menas, sako Nyčė, menas mums duotas tam, kad nenumirtume nuo tiesos. Tai čia dar vienas Garšvos kaip kūrėjo kredo yra, kad menas niekada nepaklūsta kažkokiai tai logikai, tokiai sausai moksliniai logikai. Menas susijęs su intuicija, su asmeninėm patirtimis. Tai aišku, tiesa tai yra proto konstruktas, o prasmė tai yra intuicijos. Ir Garšvai ir priimtinas tas menas, kuris iš tikrovės arba iš tos socialinės realybės perkelia į kažkokią tai vaizduotės erdvę, teikia kūrybinį įkvėpimą. Tai dabar jau galime apibendrinti šitą mūsų dalį filosofinę, kurią aš sutinku greičiausiai yra pakankamai sudėtinga jums dar kol kas įsisamonti, bet po to mes keliausim per romaną, gal visą tai taps aiškiau. Tai skaudžią asmeninę patirtį apmąstydama Škėmą pagal tas filosofų nihilistų idėjas, jisai ir pavaizduoja tą suskilusią egzistencinę tuštumą jaučiantį žmogų. Tai dabar mes galime apibrėžti ir kūrybinio nihilizmo sąvoką, kurią aš apibrėžčiau kaip nuostatą, kad egzistencinės tuštumos niekas nenuramins ir tik menas suteikia dvasinio nusiraminimo iliuziją. Bet aš atkreipčiau dėmesį į žodžius nusiraminimo iliuzija. Tai reiškia, nuraminti iš tiesų niekas negali. Niekas negali mūsų išvaduoti iš nežinojimo, iš kančios, gali tik nuraminti. Ir labiausiai tai yra menas. Tada žmogus įsiklauso į save, yra vienas, toksai menas. Iš tiesų, net Schopenhaueris akcentavo, kad žmogui yra būtina vienatvė tam, kad suvoktų save. Tai ir šitoje vietoje mes galime kalbėti apie Schopenhauerio įtaką Škėmai, nes, tarkim, ir atsisakęs Elenos, Garšva lieka vienas, ar ne? Ir pirmiausia, mes galim sakyti, kad jis ne tik atsisako dėl ligos, bet ir dėl to, kad jisai galėtų kurti, nes kūrėjui reikalinga vienatvė. Tai tas atsisakymas, tai man atrodo, irgi dviprasmiškai gali būti vertinamas. Bet kokiu atveju ta vienatvė yra persinkiojanti būsena ir Garšva tai yra žmogus, kuris nuolat jaučiasi vienišas. O aš kaip ir minėjau, dėl tos Elenos atsisakymo, aišku, čia mes galim ginčytis. Galime interpretuoti ir vienaip ir kitaip. Labiau, aišku, išreikšta yra ta linija, kad jis atsisako aukojęs tarsi dėl Elenos, atsisako jos dėl to, kad ji būtų su juo nelaimingas. Galbūt geriausiai būtų pasilikti prie šitos
interpretacijos. Nebent patinka tokios intelektualinės avantūros, tada galėtumėte įrodinėti tą tezę, kad vis dėlto Garšva atsisako Leonas ir dėl to, kad jam reikia tos vienatvės, reikia kančios ir tik vienatvės gali save pajusti tokį, koks jis yra. Tai mes šitoje vietoje baigėme tą pirmąją dalį, dabar pereiname prie literatūrinio konteksto, tai yra prie šiek tiek aptarsime literatūrinės formos dalykus, nes aišku, literatūra sudaro ne tik turinys, tai yra tai, kas vaizduojama, bet labai svarbu yra, kaip vaizduojama. Yra dabar, kaip papasakoti apie suskilusį žmogų. Na, akivaizdu, jeigu vaizduojamas modernus, toksai šizofreniškas subjektas, tai tikrai netiks tradicinis, toksai realistinis pasakojimas, chronologinis, linijinis pasakojimas, kada yra daug gamtos aprašymų, kuriami labai aiškus paveikslai ir nėra kažkokio tai tokio jokio neaiškumo. Aišku, mes čia prieinam pagrindinę savoką, kad yra sąmonės rautas. Tai reiškia, sąmonės rautas šitoje vietoje yra būtinas, nes tai yra pagrindinė, sakyčiau, priemonė būtent kalbėti apie suskilusios sąmonės subjektą. Tai vaizduodama šizofrenišką subjektą, dar kas yra svarbu, Škėma atsiriboja nuo lietuvių kaimiškos prozos tradicijos. Labai svarbu, kad jis yra kitoks. Aišku, jeigu jis kalba apie individualybę, apie atsiribojimą nuo įvairių kultūrinių ideologijų, tai viena iš tų kultūrinių ideologijų, kuri Škėmai nepatiko, tai buvo ta lietuviška kaimiškoji proza. Ir jisai teigia, kad pagrindinė kiekvieno lietuviško kūrinio idėja gėris visada laimi, lietuviškas kaimas pražygiuoja vien apsikaišęs Jurginas ir Maldaknyginis. Taip labai ironiškai kalba, aišku, Škėma. Ne visai sutikčiau, aišku, su šitą frazę, kad mūsų literatūra yra tik tai apie Jurginus ir Maldaknyges. Greičiausiai Škėma čia labai skaudžiai reagavo į tai, kad išeivių bendruomenė nelabai priėmė jo kaip kūrėjo, nes jis buvo kitoks, jis buvo modernistas, jis nesirėmė tą tradicinę lietuvišką poeziją, poetizuojančią praeitį ir paliktą tėvynę. Ir dėl to jis buvo vertinamas labai atsargiai ir pats Balta drobulė jo taip pat buvo kūrinys, kuris buvo labai kritiškai vertintas. Labai įdomu, čia tokios labai įdomios tendencijos. Altorių šešėlį ir Baltą drobulę skiria kiek metų, priminkit? Daugiau negu 20, ne? Daugiau negu 20. Bet yra vienas toksai panašumas. Jie ir vienas buvo atmestas, dėl to pavadintas amoraliu, ir Škėmas Balta drobulė irgi buvo pavadintas amoraliu ir apkaltintas blafisene, tai yra šventvagystė ir šventų dalykų išniekinimu. Dėl to, kad ten vaizduoja tokį neaiškų subjektą, jisai ten keikėsi, pasiduoda visokiams instinktams erotiniams ir panašiai. Ir kodėl taip yra labai iš tiesų kultūrologiškai labai sudėtinga pagrįsti. Vytautas Kavolis yra iškėlęs tokią mintį, kultūrologas irgi išeivis, kad lietuvių kultūra yra linkusi užkonservuoti savo praeitį, ji bijo keistis ir dėl to yra nuolatinės tokios modernizmo ir antimodernizmo bangos. Kai tik ateina tokios istorinio nesaugumo būsenos, tada lietuviai vėlgi susikoncentruoja į savo tautinį pasakojimą ir tarsi atsisako visko, kas modernu. Ir ne tik atsisako, bet ir pradeda smerkti tai kaip kažkokį negatyvų dalyką. Tai manau, kad galima ir Škėmos atveju aiškinti, kad ta lietuvių kultūra tokia yra suinteresuota saugotis, apsisaugoti, išsaugoti, kad užkonservuoja tuos tradicinius pasakojimus apie kaimą, apie tas tradicinės vertybės, klasikinės tas vertybės, gėris, harmonija, grožis, čia dar iš antikos yra atkeliavusios į literatūrą, tradicinės tos meno, apskritai tradicinės klasikinio meno vertybės ir tarsi būtent apeliuoja ta literatūra į šitus dėmenis. Ir Škėma yra pirmiausia atsisako ko? Tai yra atsisako, nes jis pirmiausia nebuvo kaimo žmogus, jis jaunystę praleidęs Kaune ir jis buvo ne tik miesto, bet ir vakarų kultūros rašytojas. Loretos Mančenskaitės yra žodžiai, todėl jam nebūdinga visi tie tradicinio kaimo motyvas, idealizuojamų senelių, ilgesingų peizažų, idealizuoto gėrio ir meilės propagavimas. Jisai yra miesto ir, kaip ir minėjau, vakarų kultūros rašytojas, reiškia, jis renkasi visai kitas pasakojimo technikas. Štai kodėl yra sąmonės rautas pirmą kartą būtent šitame romane pasireiškia, iš ko iš ateina iš vakarietiškų. Tai dabar ko jisai atsisako? Man atrodo, kad
Šitos idėjos, ką jūs čia išgirsite, gali jums padėti rašant tą rašinio konteksto dalį. Ko jis atsisako? Iš tiesų, jis pirmiausia atsisako tam lietuvių prozos personažui dažniausiai būdingo moralumo. Tai yra, dabar kodėl atsisako moralumo? Moralumas tai reiškia, kad aš veikiu pagal viešos moralės dėsnius, aš jos nepažydžiu. Nedarau nieko, kas įžeistų kito etiką, galima taip sakyti. Škėmai visiškai nerūpi kito, kaip čia pasakyti, vertybinės pozicijos. Jis turi savo pasaulėžiūrą ir negalima sakyti, kad Škėma Garšva, tarkim, neturi vertybių. Jeigu taip reikėtų įvardinti, kokios yra Garšvos vertybės, tai aš pirmiausia sakyčiau, kad tai yra autentiškumas, tai yra laisvė ir, aišku, kūrybinė laisvė. Jam tai yra vertybės. Nes būtent kodėl? Dėl to, kad tada jisai gali jaustis savimi. Kai jisai kūrė nevaržydamas, kada jisai ieško autentiškumo arba jis siekia atrasti autentiškumą, tai yra tai, kas jis iš tiesų yra. O visa tai, kas yra sugalvota, tarkim, arba visuomeniai priimta, tai yra, toksai labai dirbtinis konstruktas, kuris tinka ne kiekvienam. Kitas aspektas, kurio atsisakoma, tai yra tautiškumo. Dabar kodėl tautiškumas? Tautiškumas visada lemia kolektyviškumą. Tai yra, aš save identifikuoju su tauta. Aš esu prasmingas toje tautinėje bendruomenėje. Tai vis dėlto modernizmas, jo Škėma buvo modernistas, orientuojasi ne į tautą, ne į kolektyvą, bet į individą. Dėl to tautiškumas čia, man atrodo, yra eliminuojamas būtent dėl to, kad tai yra svarbu kalbėti apie individo pasaulį ir tas patriotiškumas arba individualumas, patriotiškumas arba tautiškumas, jis nėra visiškai Škėmos atmetami ir Garšva mes tikrai nematome, kad jis neniekina Lietuvos. Bet jisai tarsi siekia tokio individualaus asmeninio santykio. Jam nereikalingas tas toks fasadinis vaidilioniškas patriotiškumas, kada svarbu yra tik tai gražiai kalbėti apie Lietuvą. Jisai ilgisi, jis labai dažnai cituoja liaudies dainas, ne? Jisai kalba tokiom gamtinėm metaforom, tarsi jos jį priartina prie prarastos žemės. Bet tai nėra kažkokia abstrakti tėvynė, tai yra tiesiog labai, man atrodo, individualus santykis su savo kultūra, pirmiausia per mitologiją. Toliau lyriškumas, irgi taip pat lyrizmas, tai lyrizmas, atsisakoma lyrizmo, kuris pernelyg sutaurina žmogų, daro jį negyvą ir atitrūkusi nuo žemės. Kitaip sakant, kas yra tas lyriškumas? Tai pavyzdžiui, jeigu mes paimtume Šatrijos raganos Mamatę, tai irgi toks būdingas lyrizmas, tai yra tokie jausmingo filosofinio kalbėjimo pasažai, kurie kartais padaro tą veikėją tokį abstraktų ir nelabai identifikuoja. Tai reiškia, tas lyriškumas irgi yra eliminuojamas Škėmos dėl to, kad jis pernelyg po gražiais žodžiais tarsi slepia tik tai abstrakčius idealus. Ir Škėmai būdingi visi svarbiausi modernistinio romano bruožai. Čia mes ir apibendriname tą dalyką, kad yra orientacija į individo vidinio pasaulio vaizdavimą, reiškia, centre ne tauta, ne kolektyvas ir jokių būdų ne bendruomenė, centre yra vienas žmogus. Aš esu kaip pasaulis, tai aš nesu pasaulio centras, bet aš tiesiog esu atskiras pasaulis. Kitas dalykas, tai aišku, yra laiko ir erdvės subjektyvumas, reiškia, aš gyvenu pirmiausia savo vaizduotėje, savo atmintyje, savo įkvėpimo momentais. Ir ta erdvė yra, pirmiausia, aš gyvenu vidinėje erdvėje. Čia irgi yra modernizmo bruožas, čia susijęs su tokiu Henry Bergsono filosofu, kuris irgi sakė, kad yra mechaninis išorinis laikas ir yra vidinis laikas. Išorinį laiką mes matuojam laikrodžiais, esam suskirstę laiką į tam tikras dalis, sekundės, minutės, bet mes intensyviausiai gyvenam savo vidinį gyvenimą. Tai yra mūsų atmintis, mūsų jausmai, yra viskas taip susiję, kad mes įsitraukiam į tą vidinį laiką ir labai dažnai gyvenam būtent jame. O išorė tai yra tik tai tam, kad sociumas galėtų funkcionuoti, visuomenė galėtų veikti kartu pagal tos pačius dėsnius. Vertybių reliatyvumą jau aš manau, kaip ir išsiaiškiname, tai yra tai, kad mano vertybės yra tai, kas vertinga man, bet kitam gali būti tai visai nevertinga. Bet aš turiu gerbti kito vertybės, o kitas turi gerbti mano vertybės. Ir aišku, pasąmonės ir sąmonės susidūrimo aktualizavimas. Pasąmonė tai yra įvairūs tokie vaizdiniai, kurie labai dažnai iškyla.
ir sąmonė, na tai aišku, tai, kas yra racionaliai apmąstoma, kas dar yra apčiuopiama. Ir labai dažnai ta analizė, apmąstymas apie save virsta kažkokiais tai vaizdiniais, neaiškiai, dėl to mes galim kalbėti apie sąmonės ir pasąmonės susidūrimą. Tai apibendrinant šitą dalį literatūrinę, mes visai šalia esam teksto prie pagrindinės dalies, tai yra teksto analizės. Tai pirmasis lietuvių romanas, kuriame išsiveržia sąmonės srautas. Bruožų sąmonės srauto jau turi ir autorių šešėlį, ypač tose epizoduose, kur aprašoma Vergė, kai Vergė būtent pasivaidena Liudo vasario įšventinimo metu, bet tai yra tik epizodai, tokie pirmieji bandymai. Ir Škėmos Balta drobulė yra pirmasis toks romanas, kada visų intensyvumo išsiveržia. Ir tikrovė įsiurbiama, perdirbama pagal savo patirtį ir paverčiama neartikuliuotų kalbos srautu. Neartikuliuotas tai yra toks neapmąstomas. Aš kalbu net nemąstydamas, ką kalbu. Tiesiog kas šauna į galvą, tą aš ir pateikiu. Kitaip sakant, tai reiškia, mąstymas neveikia kaip tarpininkas. Čia labai svarbu yra tai, kad įprastai tradiciniai prozoj mes randam kalbėjimą mąstymų. Tai yra linijinis kalbėjimas, kada tarsi matome, jog pasakotojas renkasi žodžius, kad tai būtų kuo aiškiau. Čia mąstymas tarsi reguliuoja visą tą reikšmės sistemą. Sąmonės srauto atveju mąstymas yra užmigdytas. Tai yra iš pasąmonės kokie žodžiai išsiverčia, tokie yra ir užfiksuojami. Tai yra, iš tiesų, tai yra autentiškesnis kalbėjimo arba tikroviškesnis kalbėjimo būdas, nes mes visi vis tiek gyvename tam tikram sąmonės sraute, kurio dažniausiai mes niekas nemato, niekas nepastebi. Ir kai mums reikia jau išeiti kalbėti su kitu, mes grįžtam į tą loginę savo struktūrą. Tai sąmonės srautas, labai svarbu yra atkreipti dėmesį, kad sąmonės srautas nėra tik chaotiškas vaizdinių rinkinys, nes jis yra dėliojamas iš tų detalių, kurios yra minimos užrašuose ir pasakojimo trečiojo asmeniu. Tai iš pirmo žvilgsnio žvelgiant, Balta drobulė yra toksai, visai kažkokia tai nesąmonė, marmalas, kažkoks tai koležas, kurio neįmanoma suprasti. Bet jeigu gerai mes įsiskaitysime, tai yra pasakojama apie praeitį, pateikimi tie įvykiai, jie visi tame sąmonės sraute dalyvauja. Kitaip sakant, tai sąmonės srautas atspindi tik tai tą, ką Garšva iš tiesų buvo patyręs kažkokiu tai būdu. Ar tai skaitęs, ar tai matęs, ar tai išgyvenęs. Taip, kad vis dėlto yra tam tikra sistema to sąmonės srauto, taip sakant. Tai yra būtent tai, kas buvo patirta, jį ir inspiruoja. Tai Panemunė, Elena, Lauksargiai, Kristus, bendradarbiai, viskas, kada matyta, skaityta, regėta, gali įsiveršti tame sraute. Tai romane dominuoja toks srautas atspindintis vidinę dinamiką. Dabar kam to reikia, tos srautos čia aš kaip ir minėjau. Tai yra istorinių aplinkybių suskaldytas žmogus. Jis yra nelaimingas, jisai netiki nei gerių, nei gražių, nei meilių. Kitaip sakant, jis netiki jokią harmoniją, nors jam to labai reikia, bet jis tiesiog nemato galimybių tą realizuoti. Ir šitas tokia, man taip skirtai yra labai beprotiškai liūdnas tas romanas. Ir kad atskleistume tą būseną, tai aišku, aš kaip ir minėjau, reikalinga specifinė kalbėjimo forma ir tas suskilusio tokio koležo principų organizuojamas tekstas ir geriausiai atspindi tokio subjekto būseną. Taigi, paskutinė jau tikrai pateiktis apie būtent tą formą ir jau mes perėsim prie paties romano analizės, tai galima apibendrinti ką, kad iš tiesų pirmasis tikrai modernistinis romanas, kuris žymi lūžį lietuvių literatūroje ir kuo tas lūžis pasireiškia. Tai pirmiausia, naujų turinių. Naujas turinys kodėl? Nes vaizduoja suskilusį beprasmybės jausmo prasmintą žmogų. Iki tol tokio susvetimėjusio žmogaus lietuvių literatūroje nebuvo. Ir po to yra forma nauja taip pat. Kuo nauja forma, tai aš kaip ir minėjau, tai yra sąmonės srautas. Nes pirmą kartą lietuvių romane taip sodriai išsiveržia sąmonės srautas ir tai yra naudojama koležo principu. Galima kelti ir kitą klausimą, kodėl sąmonės srautas, o kaip kitaip papasakoti bepročio istoriją. Nes kas yra Balta drobulė? Balta drobulė tai yra žmogaus išprotėjimo istorija. Ir iš tiesų, kai mes dabar analizuosime šitą romaną, mes visą šitą kontekstą nihilistinį turime žinoti. Škėma pateikė, man atrodo, labai įdomią interpretaciją. Tai yra vienintelis būdas žmogui išsivaduoti iš pasaulio yra išprotėti. Kitokių nėra, galima taip sakyti.
Tai yra beprotybė tikrai išlaisvina mane iš pasaulio, nes aš tada apsigyvenu savo vidinėje erdvėje ir nutrūksta visiškai ryšys su išoriniu pasauliu, o tas išorinis pasaulis yra mano kančios šaltinis, nes jisai trukdo man patenkinti savo poreikį. Tai dabar mes iš esmės ką darysime, nagrinėdami kūrinį, tai būtent žiūrėsime, skaitysime išprotėjimo istoriją. Tai dabar romano turinį galima kelti klausimą, kaip išsilaisvinti iš egzistencinės beprasmybės arba kaip skaityti išprotėjimo istoriją. Mes pamažu bandysime atsekti tą beprotybės temą, kuri, man atrodo, pirmą kartą lietuvių literatūroje atsiranda būtent Baltoj drobulėje. Ir aišku, čia mes nagrinėsim ir meilės temą, nagrinėsim ir kūrybos temą, bet šalia aš to dar norėsiu ir iškelti beprotybę. Kodėl aš apie tą beprotybę tiek kalbu ir kam to reikia? Aišku, pirmiausia, atkreipkim dėmesį, kuo prasideda romanas. Romanas prasideda epigrafu apie palaimintus idiotus. Palaiminti idiotai, kurie yra laimingiausi žmonės žemėje. Romanas baigiamas išprotėjimo scena ir paskutiniu žodžiu jauku. Tai tada, kai garšva nusiramina, tiesiog sakant, kai išprotėja, kai nusimeta savo racionalų sluoksnį, jam pasidaro jauku. Dabar mes bandysime taip sistemingai gražiai prieiti prie šitos tezės arba ją įrodyti. Nes taip nėra taip, kad garšva atsisėda vieną dieną ir sako, dabar aš išprotėsiu ir būsiu laimingas. Aišku, tai eina per ilgą nusivylimų ir kančios grandinę, bando glaustis prie meilės, bando glaustis prie kūrybos, bet niekas taip ir neišlaisvina. Ir galiausiai susitelkia tiek daug energijos, tiek daug nusivylimo, tiek daug nevilties, kad tas išprotėjimas tampa vienintelė galimybė nusiraminti. Tai škėmai pirmiausia, nuo ko reikėtų pradėti. Mes kalbam apie žmogų traumuotą istorinių įvykių. Išvytą iš savo namų, išvytą dėl to, kad vyksta karas, bet jis turi rinktis. Arba eiti į mišką, arba emigruoti. Jis emigruoja. Ir tas prarasti namai, man atrodo, ir yra jo kūrybos centre. Tai yra, kas yra tie prarasti namai? Tai reikėtų akcentuoti, kad vėlgi čia, kaip ir kas buvo paskaitoje apie Katiliškį, tai mes jau kalbėjom apie šitą dalyką, kad tai tikrai nėra kažkokia abstrakti tėvynė, kad pats žodis Lietuva yra namai. Ne. Tikrai nėra, tai nėra ta tėvynė, kuri nuo Daukšos laikų buvo tapatinama su bendra istorija, kalba, papročiais ir žeme. Iš tiesų, prarasti namai tai yra toks archetipinis rojus. Archetipinis yra toksai, kaip čia dabar pasakyti, pirmapradis rojus, arba tai yra tiesiog tam tikra būsena, kurią mes jaučiame daugiau intuityviai, nei kažkaip tai galim racionaliai apmąstyti. Tai kuriame jis niekada ir nebuvo. Arba archetipinis rojus prarasti namai tai yra ramybė. Vieta, kur žmogus jaučiasi ramus, saugus ir harmoningas. Ir man atrodo, kad garšvos atveju tai iš tiesų labai aiškiai matoma, kad jis tarsi inirtingai ieško tų savo prarastų namų. Ir šitas motyvas apskritai yra labai svarbus ir vakarų kultūroje, ir mitologijoje yra užfiksuotas. Tai yra prarastų ir ieškomų namų motyvas. Prisiminkime Odisėją, kuris klajoja, kol sugrįžta. Prisiminkime Adomo ir Ievos išvarymo sceną iš rojaus. Tai irgi yra toksai žmogaus išvijimas iš Dievo namų, žmogaus pasmerkimas kančiai ir nevilčiai. Reiškia, žmogus nusidėjęs, jis yra netobulas, todėl jis negali būti tame rojuje. Ir šitais pasakojimas iš tiesų tas išreiškiamas žmogaus, būtent, kaip čia pasakyti, reikalingumas, tų gal namų, manau, reikalingumas ir nuolatinis jų ieškojimas, kad žmogus yra tarsi išvytas iš rojaus ir jisai tarsi visomis galiomis bando surasti tą harmoniją ir laimę. Tai būtent šitoje vietoje mes galime išvelgti tam tikrą kontrastą tarp to nihilizmo, kurie neigia viską, ir štai čia tie prarasti namai atsiranda. Bet aš, kaip ir minėjau, škėma nėra visai išsilaisvinęs iš to absurdo. Kitaip sakant, jis yra prisirišęs prie tam tikrų būsenų, tai yra jis jaučia garšva, ypač garšvos atveju, jis jaučia harmonijos, meilės ir kito žmogaus poreikį. Ir dėl to tai ir verčia ieškoti tų prarastų namų. Bet jis kartu tarsi netiki, kad tą galima pasiekti. Čia yra jo tragizmas ir tokia labai sudėtinga situacija. Aš labai trokštu tos harmonijos ir ramybės, bet aš nežinau, kaip tą pasiekti.
Bet aš negaliu numalšinti nei tą norą tą surasti ir aš negaliu tą norą įvykdyti. Dėl to aš ir esu įkalintas tokioje keistoje situacijoje, iš kurios gali išvaduoti tik tai beprotybė. Tai garšva, kaip ir galime matyti iš teksto, aišku, čia matom autobiografinius motyvus, kad garšva yra dar vaikystėje traumuotas žmogus ir kas jį traumuoja, tai aišku, pirmiausia, agresyvus tėvas, neurastenikė motina, ten turbūt atkreipėte dėmesį, kad tėvas nelabai šiurkščiai bendravo su motina, vienoje scenoje jis ją muša ir garšva mato, kaip ją muša. Toliau jaunystėje jisai buvo prieš jį buvo smurtaujama taip pat, tai yra bolševikų smurtas, NKVD įtardo. Toliau jisai pats nužudo jauną rusą ir galiausiai dėl karo yra priverstas išvykti iš Lietuvos. Tai šitie įvykiai irgi rodo, kad garšva yra, na, sakyčiau, istorinio ir asmeninių aplinkybių įkaitas. Jisai nesąmoningai, šitie įvykiai arba šitos patirtys nėra dėl jo kažkokių tai sąmoningų klaidų. Tai yra tiesiog likimas taip susiklosto, kad, na, jis garšva auga nesaugioje aplinkoje namuose ir galiausiai dar istoriniai įvykiai dėliojasi taip, kad jis nuolat yra niokojamas ir prieš jį yra smurtaujama. Tai galima jį ir vadinti tuo egzistenciniu benamiu, nes jis neturi nei namų, nei vidinė, nei fizinė prasme. Vidinė dėl to, kad jis neturi jokios dvasinės atramos, nors jos jam reikia. Jis ją neigia tą prasme, bet jam tarsi jos reikia. Ir čia toksai dėl to tas blaškymasis atsiranda. Bet čia jau logika to nepaaiškina. Tiesiog žmogaus tarsi prigimtis yra tokia paslaptinga, kad mes negalime išaiškinti šito dalyko logiškai. Ir fizinė prasme, aišku, dėl to, kad, na, jisai tam Niujorke yra tik tai nuomininkas, kaip sako lietuviškas kaukas Niujorke. Tai dėl to jisai tarsi jaučiasi svetimas tiek viduje, tiek tame mieste. Ir ką jisai sako, esu persodintas akacijos krūmas. Labai svarbus simbolis. Persodintas akacijos krūmas. Persodintas, tai aišku, yra pakeitęs aplinką, ne savo aplinkoje esamas. Kitas svarbus įvaizdis, tai būtent tas yra lietuviškas kaukas Niujorko viešbutyje arba Niujorko gatvėse. Tai kaukas tai yra besiblaškanti mitologinė būtybė, kuri yra nei gyva, nei mirusi. Toks tarp gyvenimo ir mirties gyvenanti būtybė. Tai ir garšva tarsi jaučiasi nei gyvas, nei miręs. Ir jisai gyvena aplinkoje, kuri jam yra svetima. Ir tada per mano tėvą siurbėsi mane liūdesys. Čia irgi iš garšvos užrašų. Gražu ir baisu pirmieji susiformavę abstraktų žodžiai mano vaikiškoje galvutėje. Man atrodo, kad šitie žodžiai irgi labai yra svarbus dėl to, kad, na, grožis ir baisumas. Šiaip dvi logiškai nesuderinamos sąvokos. Tai yra kas gražu, tai yra gražu, tas teikia teigiamas emocijas. Bet staiga yra ir baisu. Ir tai irgi paaiškina, kad, na, garšva tiesiog yra kažkoks, na, labai sudėtingos psichinės energijos telkinys, gal taip galima sakyti, kad jis pats nesuvokia, kas su juo vyksta. Yra daug emocijų, daug jausmų, nuo vaikystės užsilikusių, yra daug vaizdinių, bet jisai niekaip negali suprasti, ką jie reiškia. Jam tas pasaulis yra ir gražus, ir baisus, visada toks visada buvimas tarp kažko tai, kaip lietuviškas kaukas, tarp gyvenimo ir tarp mirties. Paskui jis tarsi trokšta tos meilės, bet jos ir atsisako. Ir nebetiki prasme, bet vien tos prasmės reikia, irgi tarp to. Galiausiai yra tarp to, kas gražu, tarp to, kas baisu. Ir iš to vietoje kažkokiu loginiu argumentu paaiškinti mes tarsi neturime, kodėl jis taip yra. Tiesiog yra tokia yra jo sąmonės struktūra. Ir nuo vaikystės nėra jokios dvasinės atramos, į kurią garšva galėtų atsiremti, todėl atsiranda nereikalingumo jausmas, visame romane jaučiamas. Ir iš tiesų visą romaną aš skaityčiau kaip būtent bandymą išsivaduoti iš tos egzistencinės beprasmybės. Tai yra bandymas vis dėlto kaip nors save įprasminti. Arba visai, kaip čia pasakyti, numalšinti tą prasmės poreikį, ramybės poreikį, arba galiausiai atgauti tą meilę ir tą prasmę. Ir yra tokios trys scenarijai, trys formos, kurie tarsi galėtų suteikti tą ramybę arba nusiraminimą. Tai pirmiausia meilė, kūryba ir kai nerealizuojame šitie du dalykai, tada mes prieiname prie beprotybės. Taip, tai dabar pirmiausia, aišku, pradėsim nuo meilės. Iš tiesų, meilė turėtų išganyti garšvą nuo vienatvės. Toks būtų teiginys.
Tai kitas žmogus būtinas tam, kad galėtume nuraminti vidinę tuštumą. Šiaip žmonės vis dėlto yra socialios būtybės. Tai čia irgi mes vėlgi, aš čia kalbėjau prieš Schopenhauerį, kuris sakė, kad žmogui reikalinga vienatvė ir garšva irgi siekia būti vienatvė. Bet taip pat, bent jau garšvos atveju, jam reikia tos vienatvės, vienatvė jam padeda suvokti save. Bet jis taip pat jaučia tą tokį prigimtinį kito žmogaus poreikį. Tai yra, vis tiek žmogus yra sociali būtybė. Jam reikia kito žmogaus, kad jis, pats jaustųsi reikalingas, kad jis turėtų ką mylėti, kad jis ką turėtų globoti. Dabar tai, kad meilė yra svarbi, arba tai, kad meilė taip pat yra kaip bandymas išsivaduoti, patvirtina ir faktas, kad meilės tema įrėmina romaną. Tai pradžioje vaizduojamas garšvos močiutei žiedą dovanojęs jaunuolis. Jūs turbūt prisimenate tą epizodą, tai kad gerbiamoji ponė, jei žūsiu, paskutiniai mano žodžiai bus aš jūs myliu, atleiskite už drąsą, aš myliu tave. Čia šitie žodžiai yra tas dovanojamas žiedas. O pabaigoje pats garšva išpažįsta meilę. Tai yra, aš myliu melsvas gyslelės tavo kojose, sudrėkusius blakstienos, Tristano Izolo skardą, mano gyvenime, mano mirtie. Tai jeigu mes remsimės graikų mitu, čia yra Loretos Mačianskaitės irgi pastebėjimas, kad romano pabaigoje Elenos sugrįžimas įvardė žodžiais žyminčiais sukurtą į pasaulį. Ką reiškia sukurtasis pasaulis? Atkreipkim dėmesį, kad garšva kairė ranka apkabina Eleną, priglaudžia ją ir bučiuoja į lūpas, iš lėto minkštai lyg motina, stebuklas įvyko ir stebuklas švelnus kaip Elenos lūpas, veidas, kūnas, alsavimas. Jis tarsi, ta scena pateikiama yra labai, taip keistai, tai tarsi vizija, tarsi tikrovė. Ir net negalime suvokti, ar tai realiai vyksta, ar iš tiesų garšva tai išgyvena tik tai fantazijoje. Ir pagal senovės graikų mitą pasaulis atsiranda iš chaoso, ir kai chaosas susijungia su meilė. Ir gal prisimenate tą graikų pasaulio sukūrimo mitą, iš pradžių yra chaosas, į chaosą įsilieja erotas, tai yra meilė, ir tada atsiranda pasaulis. Tai tarsi garšva bando atkartoti tą pasaulio sukūrimą. Bet aišku, mes kalbam apie asmeninį pasaulį. Jis kaip žmogus sukurs savo pasaulį, atras namus tada, kai turės mylimą žmogų. Čia taip reikėtų vertinti. Ne kažkokį atskirą pasaulį sukuria garšva. Tas pasaulis tai yra jis kaip asmenybė. Jis atranda savo dvasinę sampratą. Deja, garšvai tai nepasiseka, nes meilės poreikis stiprus, bet asmenybei nuo mažens augusiai be dvasinių atramų vis dėlto nepavyksta tos meilės išsaugoti. Tarsi bandoma įprasminti, bandoma į romaną įrėminti tą meilės temą, bet vis dėlto ta kančia yra per daug stipri, kad meilė nuraminti. Ir jis tada meilė yra tik iliuzija, jie išganyti negali. Ir tie žodžiai, kad mirtis yra stipresnė už meilę, man atrodo, tik patvirtina būtent šitą tezę, kad meilė yra svarbi, reikalinga, bet vis dėlto garšva iki galo netiki, kad tą meilę tokią, kad nuraminančią meilę gali pasiekti. Tai tas smurtas, geismas, mirtis, motinos beprotybė, tai būtent garšvos tikrovė, kuri, man atrodo, ir lemia, kad jis netiki tą išganingą meilę, kitaip sakant, šitoje tikrovėje, kurioje gyvena garšva, jokia išgananti meilė yra neįmanoma. Per daug smurto, per daug kančios, per daug nusivylimų, tiesiog per daug įvairių tokių negatyvių nutikimų. Ir ta meilė vis priartėja, bet visada žūna. Prisiminkim Jonę, kuri išprievartauja pats garšva. Paskui Elenos negali mylėti, nes psichinė liga neleis jai būti laimingai. Vis meilė tarsi priartėja, bet tas pasaulis niekaip ir nesusikuria. Tai todėl aš manau, kad ir bandoma tarsi glaustis prie kūrybos. Arba tiesiog kūryba tampa irgi alternatyva, kuri gali padėti atrasti tuos namus. Tai ta kūryba ir turėtų sukurti privačią vidinę erdvę, tuos namus. Dabar mes ir pereisim prie tos kūrybos, tik aišku, čia labai svarbu, kas bus atkreipti dėmesį, kad tai nėra tradicinis kūrybos suvokimas. Tai tradiciškai kūrybą mes suvokiam kaip kažkokios tai, idėjos arba savo jausmo atskleidimo priemonę, reprezentaciją, įkūnijimą. Čia mes turėsime tokią siurrealistinę daugiau kūrybą. Tai atkreipim dėmesį, kaip apibūdina pasakotojas garšvos kūrybinį procesą. Iš pasąmonės atitekėjo ramus neišvengiamumas. Tai reiškia, jis ateina kažkokią impulsą iš pasąmonės. Jisai kuria ne turėdamas aiškę intenciją, nesiekdamas kažkokių aiškių tiesų, bet iš pasąmonės ateina tie impulsai.
Lakštingalos giesmė per save garšva ieškojo žudusiojo pasaulio. Ir tas pasaulis, koks buvo, jo giesmė buvo šifras, pirmasis suprastas hieroglifas. O čia mes prieinam labai sudėtingą temą. Labai suprantu, kad 12 klasėje tai yra tikrai sudėtinga iššifruoti, bet mes čia turėtume įvesti pirmapradiškumo sąvoką. Dabar įsivaizduokime mitologinį žmogų, kuris nėra sugadintas mokslo sistemų ir kultūrų. Kaip jisai mato gamtą? Jisai gamtą mato betarpiškai. Kitaip sakant, jis nebando jos apmastyti moksliškai, jisai gamtoje mato gyvybės, apskritai mato kažkokią paslaptį, kurią nori paaiškinti. Ir aišku, būtent tas mitologinis pirmapradiškumas, man atrodo, Garšvos atveju ir yra tarsi siekimybė. Jis nori išsivaduoti iš tų kultūrinio sluoksnio, iš moralės, iš tos idėjinės poezijos ir priartėti prie pačios gamtos. O čia šitoje vietoje yra labai sudėtinga, suprantu, suvokti, bet aš kitaip tiesiog nemoku paaiškinti, kodėl tai yra pirmasis suprastas hieroglifas ir kodėl taip svarbu yra tos liaudės dainos, kurios kartojamos. Kartojamos liaudės dainos, kurios net neturi loginės reikšmės, bet turi sąskambį, ne? Dabar kodėl nesąskambis vis dėlto tai ir yra gamtos garso mėgdžiojimas, galima taip sakyti. Šiaip žmogaus kalba, mūsų kalba yra sąvokinė, ne? Mes kalbam sąvokinis, mes dalinamės, mes daiktus esame pakeitę žodžiais. Ir kai pasakom žodį, mes iš karto savo atmintyje atgalinam tam tikrą sąvoką. Ir tarkim, tuose epizoduose, kur Garšva kartoja liaudies dainas, mes matom, kad nėra jokio savokinio kalbėjimo. Nėra kažkokio žodžio, kuris reikštų kažką tai aišku. Nebent ten lakštingala ir panašiai, bet svarbiausia yra tas sąskambis, nes būtent sąskambis imituoja gamtos garsą. Ir per gamtos garso imitaciją Garšva tarsi susilieja su gamta. Jei supratote šitą dalyką, tai aš labai džiaugiuosi. Nors, suprasti, tai yra pakankamai sudėtinga. Bet kitas dalykas, man atrodo, yra lengviau suvokiamas ir jį mes ir galite savo rašiniuose jį orientuotis, jeigu nepavyksta suprasti šito pirmapradiškumo. Tai kalbame, aišku, apie tai, kad Garšva, kaip ir minėjau, jisai svetimas yra kam? Svetimas ir industriniai visuomeniai, Niujorke jis jaučiasi svetimas, nes Garšva yra savotiškas iškrypimas. Kodėl iškrypimas? Nes jisai savitai žiūri į tikrovę, turi savo individualų požiūrį. Dėl to jisai tas yra kaukas, kada nei gyvas, nei miręs. Bet jo vis dėlto niekas nesupranta. Kodėl dabar nesupranta? Būtent dėl to, kad jis yra ta vadinamoji gamtos perprodukcija. Jisai save vadina. Bet čia tiesiog gal paklausykite. Perprodukcija ekonomikos terminas reiškianti situaciją, kada prekių yra daugiau, negu jų yra parduodama. Bet Garšva save vadina gamtos perprodukcija. Ir man atrodo, irgi čia yra labai svarbi sąvoka. Kodėl gamtos perprodukcija? Gal turit versijų, paaiškinant, kodėl, kaip manote? Ko Garšva turi daugiau, negu jam reikia, galima taip sakyti? Aišku, turi jausmų, teisingai, patirčių, teisingai. Jis yra būtent įvairių patirčių, išgyvenimų ir jausmų perprodukcija, kitaip sakant, jų yra per daug, kad jisai suvoktų jų reikšmę. Tai dėl ko mes galime vadinti būtent į gamtos perprodukciją. Galimas, manau, toks aiškinimas. Ir jokie žmogaus išradimai, nei gamtos mokslo, nei psichologija, niekas negali paaiškinti jo tų jausmų pertekliaus. Vienintelis dalykas, kuris bent jau gali pasiekti arba suteikti iliuziją, pilnatvės iliuziją, tai yra tuos jausmus sudėlioti į kažkokią tai siurrealistinės eilutes. Atrasti sąsajas, bet sąsajos neloginės, o tokios justinės, juntamos sąsajos tada turėtų būti. Nes visi matėte turbūt Salvadoro Dalį, ne puikiai žinoma. Salvadoras Dalį, visi siurrealistas. Tai irgi, juk tai nėra realistinė tokia kūryba, kurio daiktas perteikiamas toks, koks jis yra. Tai yra vaizduojami daiktai, kurie logiškai nėra niekaip susiję, bet žiūrovas arba tas dailininkas piešdamas turbūt matė tam tikras intuityvias sąsajas. Tai Garšvos kūryba irgi yra toksai siurrealistinis peizažas, kada sutraukiami daiktai ir taip jų nustatomos tokios
intuityvios sąsajos. Logiškai jų negali paaiškinti, bet tu jas tarsi jauti. Tai čia yra toksai specifinis siurrealistinės poezijos bruožas. Bet Garšvos kūrybiniai savirealizacijai trukdo du dalykai. Tai aišku, pirmiausia yra civilizacija, arba apskritai kultūra šioje vietoje. Dabar, kai vartojamas terminas kultūra, tai aišku, mes turėtume atsisakyti to tradicinio kultūros suvokimo, kad kultūra tai yra teatras, literatūra, dailė ir taip toliau. Kultūra tai yra viskas, kas egzistuoja, kas yra sukurta žmogaus. Šiaip kultūra iš lotynų kalbos išvertus tai reiškia apdirbimą, apdorojimą. Taip sakant, tai, kas apdoroja mūsų prigimtį. Ir aišku, tai yra būtina, kad kultūra mūsų apdorotų tam, kad mes egzistuotume visuomenėje. Kitaip atsitiks kaip Goldingo mūsų valdovas. Skaitėte turbūt tą knygą, ne? Kai berniukai nukrenta į negyvenamą salą, nėra suaugusių ir jie pamažu sužvėrėja. Tai atkreipkime dėmesį, kaip Garšva jaučiasi dirbdamas, tas pavirtęs ekonominė funkcija. Tai pirmiausia, aš turiu kautis ir charakteriu ir smegenimis. Skraidyti keltuvu ir rašyti eilėraščius. Aš čia sakyčiau, kad yra kuriama tam tikra antitezė. Skraidau lėktuve, keltuve, bet rašau eilėraščius. Mechaniškas keltuvo skraidimas ir eilėraščiai, kurie bent jau kažkiek tai mane išvaduoja iš to mechaniško judėjimo. Nedidukė eilėraščių knyga, štai ko trokštau. Ir po to vėl bek keltuvas, vėlovė, vėl numeris 9. Tarsi išsako Garšva savo troškimą, kad aš noriu eilėraščių tos knygos, bet galiausiai yra tas vėl bek keltuvas. Bet tas bek, man atrodo, tai nėra, kad atgal kažkur tai į kitą aukštą, bet tas bek šitą vietą, man atrodo, labai simboliškai, tai yra kaip tam tikras grįžimas yra į tą tikrovę. Tu trokšti eilėraščio, bet ne, tu turi dirbti šitoj tikrovėje. Tai yra, tu turi dirbti čia ir dabar. Kitas dalykas, kas trukdo kūrybiniai savirealizacijai, tai aišku yra tautinė poezija. Mes dar prie jos prieisime. Čia yra tik tai dar viena ištrauka, kuri yra tokia necenzūrinė, labai šiurkšči leksika naudojama. Bet man atrodo, ji labai gerai išreiškia tą Garšvos susidvejinimą. Čia kalbame apie prakeikti kalės vaikai, išmaltos kekšės, impotentiški palaižos, prasmirdės dizenterikai ir dar daug čia visokių baisių dalykų. Bet žiūrėkime, kai Garšva dienas likęs yra lifte, savo mintyse, jis tarsi taip įvertina visą tą mėsmalę, tą visą mechanišką darbą, monotoniją. Bet kai įlipa tik tai dama, jisai turi užsidėti savo kaukę, tą vadinamą reprezentacinį aš. Reprezentacinis aš tai yra tai, kas aš esu viešumoje, koks aš turiu būti mandagus, doras ir gražus. Ir jisai tada sako, labai malonus oras, madam, jūs šiandien nuostabiai atrodote. Tai yra būtent tas susidvejinimas. Jisai negali būti toks, koks jisai galbūt yra. Tai toje industrinėje visuomenėje priskiria žmogui vaidmenį ir Garšvos vaidmuo tai yra tiesiog liftininkas. Socialinė funkcija, jisai dirba darbą ir niekam daugiau jo nereikia. Reikia tai visuomeniai tik tai jo darbą. Ne jo kaip asmenybės ir aišku ne jo kultūros, ne jo poezijos. Tai vienas iš dalykų, kuris trukdo realizuoti save kaip žmogų per kūrybą, nes tiesiog tas darbas trukdo kurti. Kitas dalykas, aišku, yra primityvus yra meno suvokimas. Tai yra, kada reikalaujama, kad menas turi atitikti tokias moralinės patriotinės normas ir štai čia mes jau turime Vaidilionį. Vaidilionis, kaip poetinės tokios tradicijos puoselėtojas, jis cenzūruoti siekia Garšvą. Tai ką sako Vaidilionis, tu nekotiravai moralės, idealizmo, gerojo dievo. Tai reiškia, ko reikalauja? Jeigu tu nerašai apie dievą, apie tėvynę, apie moralę, apie kilnius idealus, tavo kūryba yra nieko verta. Toks labai siauras suvokimas. Ir kaip Garšva įvertina, labai ironiškai Vaidilionį įvertina, Vaidilionis eiliavo sklandžiai apie nulakuotas kaimus virtis, talismanišką tėvų pypkę, sudžiovintą maldaknygę ir ramunę, patriotiškai kaukiantį šunį. Tai aišku, tas yra ironizuojamas, būtent per daug sentimentalus prisirišimas prie tėvynės ir jie toks virkavimas. Jeigu aš jau rašysiu, kaip aš išduosiu tėvynės, tai aš atpirksiu savo kaltę, kad aš iš jos pabėgau. Bet prisiminkime tą ir Škėmos patirtį, kada jis laikė save veikliu bailiau. Tai ir Garšvai, man atrodo, tokia mąstysena yra būdinga. Kad jisai būtent tarsi mano, kad pabėgimas yra neatperkama kaltė ir jokie sentimentalūs eilėraščiai to pabėgimo neatpirks.
Bet Vaidilionis tarsi reikalauja, ir Vaidilionis yra pripažintas, jisai yra vertinamas visuomenėje ir reikalauja, kad ir Garšva atitiktų tas normas. Kitaip sakant, tarsi yra sukurtas kūrybinis standartas, kuris priimtinas ir visuomeniai, priimtinas pripažintiems rašytojams, ir toks poetas kaip Garšva yra neįleidžiamas. Dėl to galima sakyti, kad ta primityvus meno suvokimas toks ir trukdo tai kūrybiniai savirealizacijai. Nes vis dėlto Garšvos niekas tarsi neskaito ir tik vienintelė Elena, kuri dar kažkokią prasmę išvelgia tuos eilėraščius. Bet auditorijos tarsi kontakto nėra, o kūryba vis dėlto skirta ne tik savo, kūryba skirta ir kitam. Ir kai net nesi suprantamas kitam, tada automatiškai tas svetimumo jausmas tik tai pagilėja ir tu pradedi dvejoti tos kūrybos prasmingumu. Tai Garšvai kūryba, kaip ir minėjau, yra neaiški tiesa, sentimentalus virkavimas, o intuityvi pilnatvė su gamta ir savimi. Tos siurrealistinės vizijos, kurios yra siekia atkartoti arba gamtos garsus, priartinti prie gamtos per gamtos garsų kartojimą, yra sąvokų įveikimą arba tam tikras daiktų jungimas pagal intuityves kažkokias asociacijas. Ir dabar atkreipim dėmesį, kad Garšva galvoja, kad šitas vitališkas ir sinkopinis mėgimas negailestingai tūlų poetų susandintas. Tai čia kalbam apie tą liaudės sutartines, apie gamtos garsų mėgdžiojimą, kuris dabar virto ne priartėjimo prie gamtos, bet kažkokiu naiviu sentimentalia aliuzija į lietuvių tautosaką. Galima taip sakyti. Ir lifte Garšva labai dažnai gelbsti nuo beprasmybės, glausdamasis prie tų pirmapradžių vizijų. Čia aš kaip ir minėjau, jeigu kūryba tai yra būdas atgauti pirmapradiškumą, tai yra tą ryšį su gamta, nesavokinį ryšį su gamta, tai lifte kartais yra tokios patikimos vizijos, kurios irgi tik sustiprina šitą interpretaciją, man atrodo. Ką sako Garšva, taip, ponė, ne panelė, o taip, masonai, kardinolai, šinčilai. Strikt pieva iškelta uodega, ar tai nėra aukščiausiųjų palaimų. Ir man atrodo, kaip aš interpretuočiau šinčilos įvaizdį, kuris irgi mano manymu yra labai svarbus. Šinčila yra įkalinta narve, o Garšva įkalintas kur? Lifte, ar ne? Man irgi atrodo, kad čia galima įjungti tam tikrą analogiją. Liftas yra Garšvos dėžė, šinčila yra įkalintas tam narve. Ir kada yra aukščiausioji palaima, kada tu esi išvaduotas iš to narvo ir gali, šioje vietoje strikt pieva, kitaip sakant, būti laisvas, atgauti savo prigimtį. Dėl to gyvūno prigimtis, gyvūno natūralus būvis būti ne narve, o gamtoje. Tai tarsi Škėma randa tokią vėlgi siurrealistinę asociaciją, galima taip sakyti, netgi su ta šinčila, tai yra, jis yra įkalintas kaip ir tas gyvūnėlis. Tai ir Garšvos kūryba išlaisvina iš beprasmybės, tai taip kaip šinčilai ta pieva būtų, taip Garšvai bent jau yra kūryba, kuri irgi išlaisvina iš tos dėžės. Tai jo kūrybos dėja niekas nesupranta. Ir dėl to vis dėlto tai tik pagilina jo tragediją. Ir kaip pajuntama, dabar mes matome, tai žmogus, kuris buvo traumuotas istorijos. Vaikystėje vėlgi tėvo smurtas, motinos liga sukūrė labai nedarų, neharmoningą žmogų. Jisai bando siekti meilės, bet jam nepavyksta. Iš kažkur tai atsiranda agresija, kuri išniekina Jonę. Progresuoja liga, Elenos gauti irgi negali. Galiausiai bando kurti kūrybą, galbūt kūryba sugrąžins tą ramybę. Deja, kūryba irgi nepripažįstama, nesuprantama. Ir tas nusivylimas, aš šiek tiek gal psichologizuoju tą kūrinį, bet man atrodo, jums irgi bus taip aiškiau suvokti, kodėl beprotybė. Tas nusivylimas ir ta kančia taip stipriai kaupėsi jo pasąmonėje, jo būtybėje, jo asmenybėje, kad galiausiai vienintelis būdas, iš to išsivaduoti, tai yra beprotybė. Ir būtent tai yra trečioji išsivadavimo iš tos kančios forma, iš tos nedarnumo. Taip, kančia tai yra tas, kaip ir minėjau, pagal Schopenhauerį, kas leidžia mums jausti tą gyvenimą. Bet jeigu yra jaučiama vien tik kančia, anksčiau ir vėliau, žmogus tiesiog pavargsta. Jam vis tiek reikia bent jau kažkiek jausti ir to, kas yra irgi jo prigimtyje, tai yra tam tikra ramybės ir harmonijos poreikis. Tai ji jungia ir romaną apie grafą, aš kaip ir minėjau, čia grįžtam prie to paties, apie tuos idiotus. Beprotybės tema labai svarbi. Pirmiausia, pradedam apie idiotus ir nepalaimintus idiotus, baigiama žodžiais jauku. Kartu išryškėja ir baltos drobulės reikšmės simbolis, čia Rimvydas Šilbajoris labai
jums padėtų aiškinant šitą simbolį. Viena vertus tai yra balta drobulė, yra mirties simbolis, nes labai dažnai romane pasirodo vėlė, kuri apsigaubusi baltą drobulę. Bet kartu tai gali būti ir bepročio sąmonė arba tuštuma, tai yra savotiška tabula rasa. Dar kur pasirodo balta drobulė arba balta spalva, tai dar kartą yra pavyzdžiui scena, kai yra randamas vaikas, Kaune, kai randa vaiką ir jis įvyniotas į baltą irgi baltą žiurstą. Toliau balta spalva yra marškiniai, su kuriais yra įvyniojamas beprotis. Ir atkreipkime dėmesį, beprotybė, vaikystė ir mirtis. Tai yra 3 būsenos, kada žmogus grįžta prie tos, kaip čia pasakyti, prie tos natūralios būsenos, kada jis yra arba dar neįtrauktas į kančią kaip vaikas, arba jis jau yra išsivadavęs iš kančios. Tai yra mirties atvejais ir beprotybės atvejais. Tai šita baltos drobulės motyvų yra romane gana stipriai, man atrodo, ir prasmingai žaidžiama, galima taip sakyti. Ir garšva tampa pirmapradžių žodžių dariniu, kuris suvokiamas tik jam pačiam, tai yra Zorė pabaigoje. Tas visas jo išprotėjimo momentas yra baigiamas žodžiu Zorė ir tada jau siela jo nurimsta, skaidri mėlyna spalva jauku. Tarsi visa ta kančia, visa ta neviltis, kuri kaupėsi nuo pat vaikystės jo pasąmonėje, visi tie nelaimingi bandymai įprasminti save per meilę, per kūrybą, tiesiog susikaupė ir galiausia jaukumą suteikia tik būtent išprotėjimas. Taigi išprotėjimas reiškia gautą vidinę ramybę, bet tai vis dėlto neišvengiama tragiškai, nes garšva praranda ryšį su išoriniu pasauliu. Aišku, vėlgi, ta beprotybė yra labai dviprasminis dalykas. Tai yra beprotis, tai jis yra laimingas, nes jisai nesuvokia, kad jis yra beprotis, galima taip sakyti. Mes normalūs, kabutėse normalūs žmonės, galime sakyti, kad tai yra tragiška, nes jisai nesigaudo tikrovėje. Bet jisai nesigaudo mūsų tikrovėje, bet beprotis yra susikūręs savo tikrovę. Ir dėl to jisai yra laimingas. Tai aišku, aš nesiūlau visiems dabar išprotėti, padaryti masinį išprotėjimo sensą. Suvokti reikėtų čia kaip alegorinę tam tikrą kalbėjimą. Tai yra žmogaus egzistencija yra nenuspėjama ir kartais tiesiog susiklosto tokia tragiška istorija, kad susikaupus tiek daug įvairių emocijų, žmogus tiesiog negali kalbėti tik tai gražiais, kaip čia pasakyti, žodžiais arba proteguoti tik tai kilnius idealus. Jis vis dėlto turi konstatuoti tą savo vidinį susiskaldymą ir taip pat papasakoti. Nes ir literatūra yra tam tikra terapijos priemonė. Tai galbūt Škėma šiuo atveju ir norėjo tarsi papasakoti savo pačiam savo tokią beprotybės istoriją kaip norą savotišką tokią bent simboliškai priartėti prie to nusiraminimo. Taigi, teorinė dalis kaip ir baigta. Gal dabar turite klausimą ar nesutikimų, nes tikrai čia buvo daug minčių pasakytų, su kuriomis galima diskutuoti ir galima nesutikti. Aišku, yra turbūt sunku suvirškinti dėl ar tie beprotį kažkokį, nežinau, nusigauti. Beprotinis, bepročio marmaras, ne? Paskutinis tai labai sunkus skaityti. Tai aišku, ir pristatymas. Taip, be abejo, pats kūrinys, kaip sakant, reikalauja tokio kalbėjimo. Magistrantės pabėga kaip tada, kai jos turėtų atsakinėti į klausimą. Gerai, tai svarbiausia, turbūt vėlgi, pabandysiu papasakoti, kaip aš įsivaizduoju, kaip galima šį romaną panaudoti rašinyje. Bet vėlgi, nepriimkite tai kaip aksiomos, būkite lankstus, kūrybingi. Ir bandykite savaip priderinti tą dalyką. Dabar susvetimėjimo tema. Aišku, susvetimėjimo tema, man atrodo, viena iš pagrindinių. Tai žmogaus atitolimo pirmo pradžio ryšio su gamta ir savimi. Tai yra tada, kada jam nereikėjo mąstyti, kas jis toks. Jis buvo patenkinta gamtos dalis. Ir jis virto tik darbo funkciją, iš inercijos gali išlaisvinti kas. Tai yra meilė ir kūryba. Ir kai nepavyksta meilė ir kūryba, neišlaisvina, tada garšvos atveju lieka tik beprotybė. Bet aš kaip ir minėjau, tai nėra kažkoks sąmoningas veiksmas, atsisėdau ir išprotėjau. Tai yra tiesiog tam tikra, tarsi vidinė savigynos priemonė, kada pati asmenybė
ginasi nuo tos kančios pertekliaus, gamtos perprodukcija vis dėlto yra garšva. Ir kada jisai nesugeba susidoroti su savo būtent jutimais, pojūčiais, patirtimis, beprotybė yra vienintelė būdas asmenybei apsisaugoti bent jau nuo fizinio susinaikinimo, galime taip sakyti. Todėl romanas ir pradedamas epigrafus apie palaimintus idiotus, o baigiamas išprotėjimo scena. Dabar kas lemia susvetimėjimą, čia irgi galima rašyti kas. Pirmiausia, tai yra būtent, kaip ir minėjau, tai yra industrinė visuomenė, kuri žmogų paverčia tik tai funkciją. Ir šalia dar, kaip priežastį, galima įvardinti, aišku, istorinės aplinkybės ir asmeninės aplinkybės. Tai yra šeimos istorija ir kartu istorinės įvairios traumos, tai yra emigracija. Kita tema tai yra kūrybos tema. Tai yra kūrybos tema, meno kažkokia tai tema. Aš nežinau, tas formuluotė gali būti labai įvairi. Svarbu yra, kaip nors galbūt jums padėtų derinti, jeigu bus patrauktos šitos mintys jums. Tai aišku, žmogus yra individualybė, todėl jo kūryba yra savita. Tai čia labai svarbu suvokti ką, kad Škėma yra modernizmas. Modernizmas kalba apie tai, kad kūryba yra mano asmeninės tikrovės projekcija. Aš esu individualus, todėl mano kūryba kalba tik apie mane. Tai nėra kažkokių tai universalių visuotinių klišių rinkinys. Tai garšva ir teikia tą patriotinę lyriką, kuri iškelia tik abstrakčius idealus. Dievas, meilė, moralė, nes, kaip žinome, nihilistai to netiki. Garšva kaip nihilistas taip pat netiki, kad tą galima žodžiais atskleisti, gal taip galima aiškiau paaiškinti. Ir jo tikslas autentiška kūryba, kuri ateina iš asmeninio santykio su pasauliu. Bet poezija nereikalinga nei industriniai visuomeniai, nei patriotams, todėl garšva ir pasmerkimas yra tam egzistenciniai ir kūrybiniai vienatviai. Ir galime tada vėlgi pasukti tą linkmę, kad tas tikras kūrėjas, kuris ieško kažko, kas savita, kas autentiška, jis neišvengiamai yra priverstas būti vienišas. Tai yra tragiška, be abejo, bet kita vertus, jeigu tu nori būti autentiškas, tu turi prisimti šitą kainą. Tai kokia autentiškumo kaina, tai tarkim yra vienatvė, galima taip sakyti. Ir viena yra iš bandomųjų, tarkim, temų, kai kiek aš žinau, Nesas buvo paplatinęs, kokia ištikimybė savo kaina. Net iš toje vietoje galima, kad ištikimybė savo kaina yra vienatvė arba kančia. Nes garšva, likdamas ištikimas savo, tai yra neatsisakydamas savo kūrybinės koncepcijos, jis pasmerkė save, būtent pasmerkė save kančiai ir vienatvė. Jisai moka tą kainą, bet turi tą autentiškumą. Kuo tai baigėsi beprotybė, bet realizuodami šitą temą jūs to nerašysite, aišku. Jums temą reikia išbaigti pagal tai, ko reikalauja tema. Taip, toliau meilės, aišku, tema, arba ten moters galbūt tema irgi gali būti. Arba, kas įprasmina žmogaus gyvenimą, tokia abstrakti filosofinė tema irgi galima, man atrodo, prisišaukti šitus dalykus. Tai meilė gali išgelbėti žmogų iš kančios ir vienatvės, nes tarsi turėtų išgelbėti. Bet kartais žmogus yra tiek atitolęs nuo savęs ir pasaulio, kad meilė jam yra tik graži iliuzija, kurios neįmanoma pasiekti. Tai čia būtų tas teiginys. Tada, kitaip sakant, garšva yra šeimos dramos ir istorinių aplinkybių traumuotas individas, kuris dėl savo psichinės ligos negali būti su mylima motina. Taip yra. Nors, kaip ir minėjau, yra ta interpretacija, kad jis tarsi atsisako Elenos dėl to, kad jisai nori kurti, nori vienas kurti. Bet mylimo žmogaus neturintis ar negalintis turėti žmogus yra būtent pasmerktas ilgesiui ir kančiai. Ir garšvos atveju mes ir matome, jis bando kūrybą realizuoti save, bet vis dėlto ta meilė yra reikalinga, bet kai jis jos negauna, jis nuolat blaškosi ir jaučia kančią ir kaltę. Tai būtent dabar kodėl, nes dėl to, aš kaip ir minėjau, jis yra pernelyg suluošintas tų asmeninių ir istorinių aplinkybių. Ir paskutinės turbūt prarasta namų tema, aš kaip ir minėjau, tai yra sunku gal tikėtis būtent tokios formuluotės, rašinė, kad prarastų namų tema, bet tarkim, vėlgi, jeigu ta būtų tema, kas įprasmina žmogaus gyvenimą arba kas teikia žmogui laimę, tai galima sieti, kad tai yra namai ir tada galima interpretuoti, kad garšva vis dėlto ilgisi namų, bando surasti tuos prarastus namus, bet nesėkmingai ir dėl to jis nuolat kenčia. Tai yra žmogus neturintis namų pasmerktas kančiai. Garšva ilgisi, tik tai vėlgi aš akcentuočiau, kad garšva ilgisi ne tiek Lietuvos, kurioje praėjo skausminga ir skurdi vaikystė ir jaunystė,
Jaunystė pirmiausia, aišku, kiek namų tai yra tos vietos, kurioje jaustųsi saugus ir laimingas. Šitą namus reikia suvokti filosofinę prasme, ne kažkokios tai labai apibrėžtos vietos prasme. Beje, tiek vidinis susiskaldimas, tiek negailestinga tikrovė neleidžia jam tų namų atrasti ir Garšvos pavyzdys rodo, kad žmogus be namų ir pasmerktas tai kančiai, egzistencinėms klajonėms. Jų reikia, bet jų nėra, o kai jų nėra, tada tu turi klajoti jų ieškodamas. Ir laimės dar tema, taip. Tai kartais aplinkybės vėlgi taip traumuoja žmogų, kad asmeninė laimė yra neįmanoma. Čia vėlgi galima žaisti tais pačiais kontekstais, matome, bandyti priderinti prie įvairių temų. Garšva vėlgi paminėti galima tą patį prisišaukti, kad Garšva yra istorinių ir asmeninių aplinkybių auka, karas, priverstinė emigracija, smurtaujantis tėvas. Jis jaučia įgimtą poreikį mylėti, būti laimingas, bet aplinkybės jį taip traumavo, kad laimė yra čia neįmanoma. Labai panašiai kaip ir meilė, ne? Kaip ir minėjau, reiškia tiesiog kūrybiškai reikia priderinti tą tekstą prie tam tikros temos, aišku, stengtis nesupaprastinti to teksto, neschematizuoti tos analizės, bet tikrai šitas kūrinys, man atrodo, gali būti realizuotas literatūroje. Tai ačiū labai už kantrybę, kad nepabėgote ir džiaugiu, kad